Na, truputį apie vampyrinę sąmonę, apie struktūrų programų vampyrinę sąmonę, kuri atsiranda tada, kai mūsų viduje susiformuoja mintis, vibracija, būsena, kad su mumis yra kažkas ne taip. Tai pradeda aktyviai formuoti mūsų energijos nutekėjimą į kažkokią struktūrą, į programą, kuri ją išprovokavo. O vaistas būtent ir yra, tai yra priimti save ir pasaulį, bei aplinką tokį, koks jis yra. Viskas su mumis yra gerai, viskas su manim yra taip, kaip turi būti. Aš myliu savo kūną, savo aplinką, savo gyvenimą, matomumą ir tai, ką patiriu. Tai yra mano pasirinkimas. Aš esu, aš čia ir dabar, aš esu tas, kuris formuoja visą tai, priimu save. Tai, ką matom išorėje, tai yra pasiekmė mūsų minčių, vibracijų, įsitikinimų. Kol jūsų dėmesys bus išorėje, tol jūsų problemos nepasikeis, jūs jų nepakeisite. Tai jūs turite sakyti savo, kad aš priimu situaciją viduje su visomis pasiekmėmis. Išorėje matomume viskas pradeda keistis tik tada, kaip jūsų viduje pasikeičia jūsų ta esatis, jūsų vibracija, jūsų priėmimas. Jūsų patyrimas, jūs patiriate visą tai. Dingsta pasireiškimas negatyvo. Atvaizdas deformuojasi dėl jūsų vidinio priėmimo ir vibracinio fono. Jau daug kartų ir sakiau, kad taip kaip jūs jaučiatės. Tai yra, ko pasekoje mintis virsta dieviškų meilės instrumentų, kuris įgalina realybę formuotis pagal jūsų vidinę būklę. Būtent štai čia ir užsidaro ratas, kai jūs apeinat, ar ne, dabar tai, kas anksčiau pasakyta, dar kartą paklausykit, kaip jūs apeinat. Jūs suformuojate savo vidų, savo nereakciją, ar ne, arba reakciją, ir taip tas vidus pasireiškia, išsiprovokuoja išorėje. Jūs toliau pamatote, sukuriate scenarijus ir reakcijas taip, kaip jūs jaučiate viduje, čia ir dabar iš momento. Tai ir tos struktūros, grįžtam prie to vampyrinės sąmonės, tai ir yra struktūros, kurių mes nematome, struktūros, kurios turi galbūt kontraktus su mumis ar ne, ir kuriems mes leidžiam formuoti savo mintis. Jūs praeidami kažkur gatvėje ar ne, šitą visą matomume matricų, jūs galite susidurti su kolektyviniu kažkokiu ar asmeninė integracija ar nesąmonės, kad aš kažkoks netoks, kažkokią savo reakciją ar neišprovokuoja į kažkokį pasireiškimą. Tai būtent tai yra vampyrinės sąmonės pasireiškimas, kai jeigu jūs sėdat, jūs pradedate reaguoti ir nuolatos jums tada scenarijus, ta jūsų momentinė reakcija, jinai pagimdo atvaizdą jūsų išorėje. Ir taip jūs įsėdate į tą ratą, kas provokuojant tą jūsų reakciją, jūs esate kaip elementas, kaip batareika, kuris pakrauna tą struktūrą ir jai nuolatos tai esate kaip maitinimo šaltinis. Tai čia ir dabar esu, iš manęs formuojasi, ką aš matau, girdžiu ir patiriu. Atsiminkite tai. Tai yra vaistas. Su meile, Marija.